Labas. Kad ir kokio sunkumo jaustųsi ši situacija, ši akimirka, kurią išgyveni, mintys, kurios sukasi tavo galvoje. Šioje akimirkoje tai tik pojūčiai kūne, kurie gali būti labai stiprus, labai intensyvus, jaustis kažkur toli, giliai arba labai aiškiai. Tačiau kelionė prasideda būtent čia, pojūčiuose. Kiekvienoje akimirkoje. Pojūčiai kūne. Eini, jauti kažką kūne. Klausai kažkieno, jauti kažką kūne. Prisimeni istoriją, jauti kūne. Kalbiesi su kažkuo, jauti pojūčius kūne. Taigi, kad ir kokia sunkumo situacija būtų, kad ir kokios grėsmingos mintys lįstų į galvą, noriu tave sugrąžinti šioje akimirkoje į pojūčius. Grįžk į savo kūną, į pojūčius. Įkvėpk, iškvėpk. Dar kartą įkvėpk, iškvėpk. Ir dar kartą giliau įkvėpk. Ir per dar ilgesnį iškvėpimą iškvėpk. Uždėk ranką ant kūno, kur norisi šiuo metu uždėti. Ir pabūk ten. Taip. Dabar patiri, ką patiri. Ir taip pasipriešinimui jausti, ką jauti. Taip tai daliai, tam balsui, kuris sako, turėtų būti kitaip, galėtų būti kitaip. Taip. Galėjau pasistengti. Taip. Kodėl man šitaip? Taip. Noriu, kad būtų kitaip. Taip. Viskas šiuo metu yra ir visos mintis, visiems jausmams. Taip. Va dabar taip. Niekaip kitaip. Jauti, ką jauti šioje akimirkoje. Jokio kito varianto. Tik štai taip. Įsivardink, pripažink savo tiesą. Galbūt dabar baisu. Galbūt pyksti. Galbūt jauti kaltę, gėdą, galbūt pavydą,
jausmą, kad kažko netekai. Pripažink savo, jei jautiesi susimovus, jei kažkas nepavyko ar ne taip pavyko. Taip. Taip, jeigu labai skauda. Visos istorijos, visos mintis, žodžiai, tiesa, kurią savo įvardini, turi tam tikrą pojūtį kūne. Todėl grąžink, kiek pavyksta, dėmesį į kūną šioje akimirkoje. Ir dabar pakviesiu atsimerkti. Vis dar jaus kūną, tačiau atsimerk ir pradėk dairytis, kur esi, ką matai. Kad ir kaip norėtųsi likti ten kažkur, kažkokiam pasaulyje, grįžk į šitą šioje akimirkoje. Jaus kūną toje erdvėje, kur esi. Dabar jis jaučiasi taip, šioje erdvėje. Nėra niekaip kitaip. Mintis galėčiau jaustis kitaip, norėčiau jaustis kitaip, yra tiesiog troškimas. Ir jam taip. Tačiau nepaisant, ko nori, kas galėtų, negalėtų būti, yra vienintelė tiesa dabar. Vienintelė tiesa tai, ką jauti dabar. Tai, su kuo esi dabar. Įkvėpk. Ir iškvėpdama sutik atsigulti pojūčiuose. Nebesipriešinti tai visai bangai, tam srautui, tebūnie. Tarsi atsigultum ant vandens ir sutiktum visiškai atsipalaiduoti, pasiduoti. Taip, protas gali maištauti, neleisti. Bet kam iš čia maištauja, jei apsidairytum šioje erdvėje? Nėra pavojaus. Realaus pavojaus nėra. Tavo mintis, vaizdiniai, kuriuos tu pieši, kuria įtampa ir viską jauti kūne, pojūčiuose. Gali būti atrodys, kad gyvenimas sugrius, jei atsipalaiduosi pojūčiuose. Tikrai? Tikrai? Kas pasikeis toje erdvėje, jeigu sutiksi nebespausti, o iškvėpti ir sutikti atsigulti visame tame, ką jauti. Pažiūrėk, kad kiekviena kova jausti, ką jauti, ginčyti su tuo, ką jauti, kuria dar didesnė įtampa. Todėl viskam taip. Taip, kaip yra dabar, ką jauti dabar. Tu kvėpuoji. Tu esi. Tu patiri, jauti savo kūną. Pasivaikščiok po kūno pojūčius, kur jaučiasi stipriau,
kaip juda ta energija kūne. Tik stebėk. Leisk tai audrai pačiai nurimti, ją tik stebint, nesiblaškant, stebint. Taip. Padaryk keletą gilių įkvėpimų ir dar gilesnių iškvėpimų. Tegul šis įrašas padeda tau išbūti, kai sunku. Šiek tiek leisti nurimti pojūčiams. Nes tik tada pamatysi galimybės, kitus sprendimus. Kvėpuok. Leisk judėti pojūčiam. Sutik. Nėra prasmės priešintis. Jauti, ką jauti. Viskam taip. Ir padovanok savo švelnumo. Apsikabink save. Sukurk pirmiausia savo pačiai erdvę, pabūti su tuo, ką jauti. Tu leisk savo jausti, ką jauti. Niekieno kito leidimo nereikia. Tik tavojo.